Labas rytas, šiandien ir ketvirtadienis, nešu vyro pusryčius į lovą. Gal neišversi? Ui, gal ir išversi. Saulė, tau pusryčiai pareina. Oi. Pagaliau mes sulaukia. Ilga tinceis kažką. Šika. Rytą pradedam. Ai, jau tas pasibaigė. Reikės naują pirkti. Kauriukas, kokie planai šiandien? Kokie planai? Dabar pusryčiaujam. Vėliau tėtis pavedžios Auriuką ir važiuos pas dantistą, pas stomatologą, o mama tvarkys namelius. Bus spa diena ir vėliau važiuosim. Eisim pasiimti mašiną iš taisyklos, važiuosim į miestą. Na, kur vyrukai išsiruošė? Ai, žygį? Ar esi tau? Pus pirmus, pusė 12 studentumą. 12:40. Aha. Vis tiek reikia anksčiau biškį išvažiuoti. A 12 autobusai. Arena tau katinį iškaitė? Jo, esam katinį iškaitė. Katins buvo parėjęs šį naktį, pakėlė mums triukšmą, pavalgė ir pasimilau biškinę. Ir po... Kaip tas adres yra susirasti? Kino adres. Parėstas katins. Pakėlė triukšmą, vėliau pavalgys ir norėjo išėti lauk, draskė sofą. Lakseberget 16. Nu, nebūtinai eiti tas nams. Nu, tu prašalį ant gatvę. Nu, prašalį gal prieiti. Ir pradėjo vėl... Jau vienkārt bonas įdėts šitai žemybė. Jauns ne vienas, du kartus buvo įdėts į Facebook. Ant žinutė. Atsiimkite nuo. Kad mes galim mano pasiimti. Tik problemas su tų katinį. Ir vėl naktį turėjom išleisti. Paėdi, pakoki, lūpą draskį, gal išleisti. Tu ko padarysi? Saulį pamilau, pabučiau. Jis sako, o nebaigti dar reikalai. Nebaigti reikalai buvo, rimti reikalai. Na gerai, eikite pasivakščiat, man tvarkos toliau.
jūs nebegirdosim. Kažkas nusidėvate. Sakau, tau šaibom išėjo. Rūdus pakrauti. Rūdus pakrauti. Ką? Tau ausi šaibom išėjus. Kas, kur išėjai? A kada čia naktį išėjai? Išėjai kada? Ko sakė, kada išėjai? Aš greturis. Per galse kalbėti. Gal tau rimta jau reklosius aparatą? Čia niek tuokį. Kur tai yra operatoriai? Aš nežinau, kur daryti. Kur tai operatoriai yra? Vyras niek nebegird. Prašiau atneš kavos, niek negirdėjai. Prašiau pusrytis padaryk, niek negirdėjai. Ko sakė išnešti? Negal, važiuok pas dantistą greičiau. Ko sakė išnešti? Šiukšlės. Dabar apsimetinės, kad lyg nereikėtum dirbti, ne? Greičiau važiuok pas tų daktarų. Tai va, ir dvi problemas. Aš nebematau gerą akim, o Saulius nebegirdosim. Bet čia tai niekis. Dar daugiau problemų su Sauliaus dantukas. Prieš kokius 2 metus mes labai daug investavom į naudojantis. Sumokėjom gal per vis metus gal 20 000 eurų. Buvo įsukti implantą, bet pasirodė, kad vienas implantas iškrito, bet nieks nebekompensavo. Kažkaip mes irgi pasimetėm toliau, ne. O tai tas daktaras dingo, ten visokių skirtingų labai tautybių. Tai daktarą, kad turėjo atvažiuoti, išvažiuoti, ir nieks nebekvietė nuo daugiau į tų pas tų odontologų. Bet, pakalbėsiu apie tus dantukus vėliau, nes pradėti ir tikrai nelabai gerčiasi. Gal sakyt, kad labai blogas odontologas. Dabar užsidėsiu kaukytį, vieną plaukam, kitą ant veidą, pabaigsiu išsiplauti kumbaris. Ir toliau apsirengs, pasipuošiu, išsėdėsiu. Ir lauksiu, kol paskambins mašinos meistras, kad atiduotų mašiniuką. Čia išsiviriau, pakepinau svogūnų su česnaku, kokosų aliejų, morkų, salierų, bulves dėdėjau ir supyliau to kokosų su kari, kokos grietinėlį su kariu, kurį žadėjau išmesti.
Nes vyras galvoja, kad čia reikia pilti kavą, čia ir su kariu. Bet gerai, kad neišmečiau, visai skaniai ir iš tikrųjų galvas tokį rytietišką sriubyti. Aha, čia indiška. Visai skania. Čia ne, jau ir grietinėlis čia nebereik pilti, man atrodo. Reiks stengtis mažiau tų pieno produktų vartoti. Dar čia turėjau krevečių ir vien skumbrį iškepiau. Nežinau, ar ant čia iškepė. Gal iškepė. Parakauti. Iškepė. Reiks vasarą išmokti daugiau iš skumbrės daryti receptų kažkokiu. Daryti tokius konservus, aš žinau, kad stiklainius dar. Reiks išmokti daugiau kažko daryti iš skumbrės. Nes aš rūkytis negaliu valgyti, keptas labarybė irgi negaliu. Nu, va, gal šiek tiek orkaitė keptas valgyti, bet į tai nedaug. Nu, ragaujam, skaniai. Kokia žalaidytė išsidėjo su širdutėm. Sakysit, babiška. Bet aš mačiau, kad vintažinis stilius labai daugam patinka, ne tik babuliam, bet ir kitom moterim. Nu, einam valgyti dabar variukau. Dabar mama valgys čia. Nors aš čia ir valgiau, bet kompą nunešiau dabar į viršų. Bet labai norėčiau, kad ir vyras čia valgytum antrų pusės stalą. Gal kaip nors aš pripratinsiu. Dabar kaip grįš iš dantis, padėsiu šiandien sriubyti čia. Labai norėčiau, kad valgytumėm prie stalo. Ir oriukas nori prie stalo. Pritar oriukas. Oriukas nori prie stalo valgyti irgi. Jo. Čia taip šventiškai pasiserviravom. Oriukau. O kas čia toks sugriežia? Kas čia? O kas čia per valkata? Sugriežia, baigės rimti reikalai, ne, Nuardi? Oi, koks pasielgis, oi. Sugriežia Nuardis. Ori, baigų. Mirda, ne? Pūst, sugriežia šalkis. Na, gera, viskinam tvarkai ir berekau pergyvenam vis laiką. Kur jau nori bėgti? Kur bėgsi? Sukūdis vis. Kas ir kačiniukau? Kas ir? Labukas, neišsigauskit, Ingrida užsidėjai kaukę. Bet ta kaukė kažkaip kinietiška, gal labai maž sakytis, mano akis į didesnis, reiktum prasikirpti. Plaukų užsidėjau irgi kaukį, bet man kažkaip neužtektus kaukės, tai dar aliejuk susipyliau tų aliejuk, kur turėjau likutį. Tai dabar biškį pailsėjęs vyrs išvažiavo pas stomatologų ir galvoju, dabar tvarkiau šiandien, sugalvojau išnešti savo kompiuterį iš čia ir pasidaryti savo studiją viršų, nes ten ir stalas. Ir kad galėčiau ten sėdėti ir montuoti video. Ir parėti atgal į apačią ir tada ilsėti, kad atskirčiau biškį laiką. Kada aš montuoju ir kada aš valgau. Nes aš valgau vis laik prie kompiuterį irgi negerai. Dabar stengsiuos valgyti prie stalo, o montuoti tai montuoti. O ilsėti tai ilsėti. Visokių tokių minčių tvarkymo skils. Bet šiandien visko neapsitvarkysiu jau. Šiandien dar prasirbliuos viršų. Galvoju apie, kaip reiks svarbiausia išlikti pozityviam, kad nepalikti tokių niurzglių, nes aš pastebu, paskutinį laiką žmonės ir labai pasidarė negatyvi. Ir darbe labai niurzgėti, skūstis, visko viršininkį skūstis.
Nu viskum labai daug ir niurzglių darb, kad ir Norvega, kad ir kitų tautybių žmonės, iš tikrųjų ir tokie negatyvi. Tai tas, kad dirbu naktį ir netgi dar privaloms, kad mažiau reikia išklausytų niurzgėjimų ir skundų. Ir čia ne pacientai, čia darbuotoja ir tokie negatyvi. Ir bet ir iš artimos aplinkos, šiaip ir iš draugų labai. Vis kažkoks negatyvus tik ta. Kažkaip reikia stengtis vis tiek išlaikyti pozityvų, kad kas bevykst pasaulyje. Taip mes kažkaip stengiamės su Sauliu vienskėt jaukinti ir aš matau, kada uns ir liūdnas, tai uns, bet vyra, kada ir liūdni, anei nepasisako, kažkas anam skauda. Aš jau dabar supratau, kada nam kažkas ir bloga, kada uns ir liūdnas, ir uns man to nesako. Kada skaudėdavo galvą, uns man nesakydavo, kada būdavo spaudėm sukėlis. Bet dabar jau išmoko, aš jau dabar suprantu ir uns išmok pasisakyti, nes mat, kad jeigu pasisaka, tai daug geriau. Tai ir kažkur reikia daryti, matau spaudėm ir išgerti tabletėlį. Ir jums pats mat, kad ir geriau, kada viens kitam išsipasakojam. Bet vyrai jau tokie ir. Ir čia ant porą dienų gulėjai ir niek nesakė. O pasirodė nam duojantis skaudėjai. Sakau, tai kodė tu man nesaka. Iškart, jeigu metina ir praeitas duojantis ir išsakiau, iškart kėdien gal laiką pas daktarų. Reikia viens kitam išsipasakot, kas ir negera. Bet aš manau, čia dauguma vyrų nesisako, nesiskunda, nei tyla, jiems gal gėdas skųstis, nežinau. Gal tokia kultūra. Na va, toks problemas. Einu toliau tvarkytis. Pakauki, krenta, žeminas kažkoks nelabai gerai. Nejuokinga. Palauk, Saulit. Papasakys, kad tau sėkės. Vyrs grįžė iš dantistą. O jis jau spėjo kiek pasielgti, žiūrėk. Ką pasielga. Jeigu savo gerą pasidėk, 50 metus. Tu nenorėk būti jaunas. Kas parodė, kaip čia tau išėjo viskas. Oi, nu tik reikia pasielgti jo. Kas čia? Mes pradėjau bėgti. Kas buvo, Saulit? Nu nebetrauk. O Dieve. Kas man tam dančiu? Čia protinis dančiu? Nežinau, čia viršų. Pabaksnui, skaudys. A čia viršų tau ištraukė? Sakrakraut, viršų. Nu, aš sakau, kad tu sakrakraut, ne jau klibėjai, bet tau pačia niek nepadarė tas, kur skaudėjai. Na, pačiu neskaudėjai, pasiūlė viršų man skaudėjai, aš nesupratau. Čia visų su... Kiek sumokėjai? 2,6. Už vieną dantį išrovant. Ko būčiau žinojus, būčiau pats taip save primsiruojus. Kad tik buvo yra mokėti. Aš jau žinojus, kad tau skauda. Aš būčiau tau išrovusi. Praak, žaktorius, tu tur geriausias. Kvailėlė. O tai kiek reiks antrą pusę rodyti irgi? Niekada, kad nebeik parodė, vis kiti sekė. A peršveit? Šveitį, visko, ten po kelis kartus manyti. Ar Stefanį? Ne, tai kažkoks mergelis buvo kažkoks. Kit daktarį? Kas kažkoks? Sakap, tiek daug studentų turėčiau. Nu, bet Saulit, ten protinis duonis visai jau supovis. Nu, nesupovis, bet tau parodo. Так он об этом. Там так say 200 su tokiom skylėm. Nu, protinga, pinėrėk jau į tepis protingas. Viskas aš. Protinis buvo. Man atrodo, kad čia buvo protinis, bet kokiai kaparkiai. Čia kaip tu protas. Bet lengva ištraukė, ne? Kaip tu protas, va tau. Aš tau trintas ribelis padariau kelyčią. Посмотри на то, помните, я уже tik tu protas buvo. Per daug rūkės. To nebereik prasyti.